susitinkam šiandien tokia judrė, slidžia, vis prasprūstančia tema pakalbėti, tai apie meno ryšius, asmeniškumus, užkulisius, visus tokius smulkius, ryškius dalykus, kurie dažnai neišeina į tikrąjį eterį. Kodėl čia taip svarbu, kas su kuo kažką veikia, kokie čia dalykai vyko, visa ta reikalų buitis ir panašiai. Bet atrodo, kad yra labai svarbu kultūrai ir menui, kad šalia visų infrastruktūrų, kurios jį laiko, ir visų mechanizmų, kurie padeda jam funkcionuoti ir dalykam įsigyvendinti, būtų būtinai vietos spontaniškumui, sunkiau apibrėžiamiem dalykam, kažkokiem netikėtai ir nepaaiškinamai užsimesgantiem ryšiam, bičiulystėm, konfliktam ir visokiem kitiem dalykam, kurie įžiebia labai kūrybingus procesus. Tai pradžioj gal ir norėčiau atverti mūsų pokalbį tuo klausimu, kokie meno ryšiai tau šiandien atrodo svarbiausi, kokios yra tos ryškiausios kūrybinius procesus įžiebiančios kibirkštys ir kodėl svarbu, kad visa tai vyktų ir gyvuotų. Klausimas, kiek meno laukas yra didelis, o kiek jisai mažas, nes iš tikrųjų, kuo tu daugiau jame būni, tuo greičiau supranti, ar ne, kad kaip visi susiję, kaip čia visi visus pažįstame, kaip viskas yra tampru, bet aš esu įstikinus, kad taip yra visose srityse. Ir gal kokie santykiai dabar, man atrodo, svarbiausia ar aktualiausia, tarkim, kalbant apie meną, tai čia aišku ir visa reliacinė estetika, ar ne, ką mes galim Burjo prisiminti, kad meno kūrinys yra santykiai, ryšiai, nebūtinai pats rezultatas, tai dabar vėl aktualizuojasi. Tai iš tikrųjų niekada ir neprarado savo aktualumo. Aš manau, kuo menas ar meninės veiklos ar kūryba geba daugiau suburti aplink save bendrų minčių ir sinergijų sukurti, tai visgi yra stiprus signalas, kad tai veikia, kad ta idėja stipri, kad ji vibruoja, traukia prie savęs kitus, akumuliuoja kažkokias idėjas, bet tai nebūtinai, kad kūrėjai turėtų būti kažkokie išskirtinai socialūs asmenys. Kartais žmogus, dirbdamas tiesiog nuo 7 ryto iki 5 vakaro savo studijoje, kiekvieną dieną, vienas ar viena, sugeba irgi tą tokią labai stiprią sinergiją iš aplinkos iššaukti. Visgi ta komunikacija meno kaip žinutės, jinai vis tiek yra tam tikra forma komunikacija. Vis tiek mes kalbam apie tai, ką tu išreiški. Ta patį pasakys Mark Rothko, kuris, žinai, yra vienas jo pokalbis, kur interviu vienas žurnalistas iš kažkokio ne meno dienraščio visaip jo klausinėja, tai apie ką čia jūsų kūryba, tai kas kita kūryba yra, ir jis visai bando abstrakčiai atsakyti, kol vieną kartą neapsikentęs tiesiog sako, kad tai yra apie tą mano skausmą, kurį žiūrovas irgi pamato žiūrėdamas į šitą paveikslą, kad tai iš esmės yra apie tunelį kažkokį, tai yra apie komunikaciją. Ir Lady Gaga tą patį sako, kad jos tikslas kuriant yra iškomunikuoti, paliesti tos žiūrovus, tą savo žinutę perteikti. Tai menas ta prasme vis tiek yra komunikacijos forma. Man labai patiko Raimundo Malašausko kažkada parašyta mintis, kažkokiam, aš čia ištraukiu iš konteksto, bet kad menas yra liberaliausia religija iš visų. Ir tai irgi tiesa, nes čia nebėra dogmų. Mes taip seniai peržengėme tą ribą, kai menas buvo apibrėžtas, kas tai yra menas. Mes nebeturime tų apibrėžčių ir aš manau, kad tuo geriau. Mes, aišku, gal, kaip pasakyti, protas sistematizuoti nori, struktūruoti, jis nori pasakyti, kad tai yra, tarkim, reliacinė estetika, o tai yra fotografinė kažkokia prieiga, o tai yra dokumentinė, bet iš esmės, kuo tampriau viskas sukasi, kuo viskas jungiasi ir kuo daugiau sukuria kažkokių reiškinių aplink save, tuo mes turime apčiuopiamesnį rezultatą, viziją, pamatom, kas tai yra. Ta kažkokia kelionė nuo idėjos iki realizacijos, nes nori sakyti iki formos, nes kažkaip tarsi neprepia visų galimų baigčių. Ir dabar man iš tikrųjų patinka tai įsivaizduoti kaip tunelį, kuris įsiurbia tave kažkokia kryptimi, bet tunelyje gali irgi nutikti daug dalykų ir gali nutikti stebuklas, gali kažkas išbėgti į kelią ir
Ir tas pats tunelis gali būti labai įvairus ir skirtingas ir pakeisti savo formą, pakeisti savo vingius. Tai man yra labai, labai gražu tai įsivaizduoti kaip tokia kelionė ir man patinka, kad mes iš karto palietėme žiūrovą kaip šio proceso dalyvį. Šioje laidoje mes irgi ne kartą kartojame klausimą, kaip žiūrovai gali jaustis galingesni, galingesnės, kaip ta žiūrovo figūra gali pasijausti iš tikrųjų įtraukta ir kad niekasgi nesiekia nieko priversti jaustis nepatogiai ar gėdytis, kad kažko galbūt nesuprato ir kažko galbūt reikėtų paklausti. Ir kaip pačiam žiūrovui dalyvauti šitame ryšyje, ką daryti į tą tunelį patekus, ar mes turime instrukciją, ar geriau jos ir neturėti? Aš turbūt per ilgą laiką turėjau daug skirtingų nuomonių šitą temą. Ir šiandien, atsakydama iš čia ir dabar, manau, kad tos instrukcijos nebūtinai yra reikalingos. Aš manau, kad mes turime visišką teisę rinktis, visų pirma, ar mes einame žiūrėti to meno, ar mūsų nieks neverčia, ar ne? Ten nebūtina mums eiti žiūrėti to meno, jeigu mes nenorime. Čia nėra privaloma jo eiti. O tas suprasti, nesuprasti, aš manau, kad institucijos, kurios vertėjauja tam procese, jos turėtų jausti atsakomybę, perteikti žiūrovams, apie ką šis kūrinys ar ši paroda, turėtų jausti tą atsakomybę paaiškinti skirtingiems žiūrovams arba jų kalbomis. Tikiu visgi šitą misiją. Bet aš manau ir kad tai visiškai nebūtina tada menininkui į tą įsitraukti ir menininkai daryti tokį kūrinį, kad jie būtų suprantami. Bet įdomu, kad kuo žmogus yra jautresnis arba jautresnė, jie pajaučia tą meno kūrinio žinutę. Ir tai ateina nebūtinai iš edukacijos mene, tai neateina iš to, ar tu čia skaitei meno istorijos kontekstus ar neskaitei. Ir kartais net labai subtilus, minimalus gestai gali iš tikrųjų iššaukti labai stiprų poveikį žiūrovę, kuris to nesupranta. Nors man yra ir įdomi ta dalis, kažkada Mo muziejuje vaikščiau po parodą ir ten paauglė berods mergina tokia, tiesiog irgi taip labai, oi, Dieve, kaip aš mėgstu minimalizmą, aš negaliu. Ir toks galvoju, irgi įdomu tokius užfiksuoti, kad iš tikro ta meno leksika, diskusija, pokalbis ir visų pirma estetika, jinai labai stipriai išėjo į populiarų ir kasdieninį, tarkim, interjero ten pasaulį, ar ne? Ir jinai tapo suvokiama labai daugam. Anksčiau, dar, nežinau, prieš 10-15 metų turėjai dar visą pradžią užduoti žiūrovui arba žiūroviai, kad iš kur čia viskas atėjo, nes štai Amerikoje jau buvo minimalizmas, ar ne? Dabar pasaulis jau ant tiek tampriai susijęs, tas visas multiple modernity kontekstas, kad vienam pasaulio taške jau įvyko pokytis, kitam taške jisai dar vyksta, mes jau sugebam fiksuoti, jausti, kas tai yra ir vertinti netgi iš tos perspektyvos, matydami skirtingų kūrėjų darbus, inkorporuodami kontekstą, kuriame jie kūrė, arba kaip jie užaugo, arba kas jos paveikė. Ir čia net surišant su tavo pirmuoju klausimu, tos asmeninės istorijos ir asmeninės patirtis irgi labai stipriai veikia. Ir kiek daug yra nuostabių kūrėjų, kurie būtent fiksuodami savo kasdienybę, savo gyvenimą, savo asmeninius santykius, sukūrė labai stiprias retrospektyvinės kokybės meninės praktikas, kurias žiūri ir jos jau kalba plačiau negu tik vieno žmogaus istorija. Aš kalbu ten apie Nan Goldin, Joną Meką. Arba net šitam kontekste kažkaip labai prisiminiau gražius Aleksandros Kašubos ir Greimo susirašinėjimus, ar ne, kur tai irgi yra labai apie asmeninį santykį ir iš tikrųjų ta asmeninė istorija labai stipriai veikia, bet tie susirašinėjimai, jie bus gražus ir žinančiai Kašubos kūrybą ir nežinančiai. Tie susirašinėjimai bus jautrus ir asmeniški, nes gal čia vis tiek veikia ta taisyklė, kuo asmeniškiau, tuo universaliau. Tai sugrįžtant į tą tunelį,
įdomu mąstyti, kaip vieniems kūrėjams arba kūrėjams pavyksta iššaukti žiūrovą ir susikalbėti su žiūrovu, o kitiems kartais nesigauna ir vis dėlto tai yra apie santykį su savim. Vis dėlto tai yra, aš manau, apie tą labai aišku ir konkretų santykį su savim. Nebūtinai, kad tu kūrybos pradžioj nori, jau žinai, ką tu pasakysi, arba žinai, kaip tu tai išreikši. Bet jeigu tu aiškiai stovi savo patirtį, iš kurios kalbi, žymiai lengviau yra tą tunelį pastatyti. Tas tunelis turi tokių įdomių konotacijų. Tarytum jis yra viena kryptis, tarytum jame iš vis yra kažkokia kryptis. O kas jeigu tu užstrigai tame tunelyje? Kaip tada pasikviesti ten žiūrovą? Taip, arba taip pat tie atvejai, kai menininkai, menininkės yra perskaitomi visai kitame laikotarpyje negu kūrė, kai tas susikalbėjimas įvyksta labai seniai po to, kai jau nebėra žmogaus, kuris pradėjo tą pokalbį. Irgi tokie labai intriguojantis atvejai. Aš kartais taip sakau apie skaitimo procesą, rašymo skaitimo, kad skaitydami mes jau tarsi turime kažkokį tai santykį, bet jis toks neproduktyvus, ne? Jisai jokių naujų žmonių nesukuria, mes nekeliam ekonomikos, tuo metu tikriausiai mes net vieni kitų nepažįstame. Bet tai jau vyksta ir jis gali užsibaigti kažkur absoliučiai kitur negu prasidėjo. Tai yra begalinė intriga iš tikrųjų. Aš taip pat galvoju, truputį grįždama ir apie bendruomenę, apie tą ryšių visumą kažkokią. Ir tai yra dalykas, kurį aš gan dažnai girdžiu būtent apie Lietuvos meno sceną iš žmonių, kurie čia atvyksta iš kitur, kad tai yra labai giliai kalbančių žmonių scena, kad žmonės nemėgsta dalykinių pokalbių apie nieką, bet ganėtinai greitai įsileidžia į gelmę. Ir tuo yra labai paremta ir mano asmeninė patirtis kaip kuratorės, kaip teksto autorės, kaip menotyrininkės, kad yra labai lengva žinoti, apie ką žmonės kuria, kas daugybėje kontekstų yra visai prabanga, kur lengviau žinoti, kur žmonės rodosi, ar kokie yra jų judesiai, ar kokia yra jų susikurta komunikacija su pasauliu apie jų darbus. Bet yra daug sunkiau patekti į studiją ir patekus ją patekti į pokalbį su žmogumi, kuris tai daro. Ir man labai įdomi ta specifika ir irgi įdomu paklausti, kaip tu ją patiri. Mūsų laukas yra labai tampriai bendruomeniškas. Mes turime daug kūrėjų, daug menininkų, daug kalbančių, diskutuojančių ir iš tikro mezgančių tą kontaktą ir diskutuojančių apie prasmę, esmę, kodėl čia viskas vyksta, kaip čia galėtų viskas vykti. Tai aš buvimą čia, Vilniuje, Lietuvoje, labai vertinu iš tos perspektyvos. Gyventi tokiam meno kontekste, kuris yra gyvas, kuris plaukia, čia yra daug visko ir vis daugėja. Gal man kartais jau net atrodo ir per daug, bet tai yra natūralu, keičiasi, ateina nauji žmonės, naujos idėjos, plečiasi, atsiranda dar kiti komerciniai ten, tarkim, interesai, ar ne. Bet tas labai daug duoda buvimas toj bendruomeniai. Iš kitos pusės daug yra labai foninių draugysčių, daug yra žmonių, su kuriais tu bendrauji, nes tiesiog susitinki renginiuose. Bet galbūt nesusitiktum atskirai kavos arba nekviestum į savo gimtadienį arba, nežinau, dar kažko nedarytum. Bet esi įpratęs bendrauti tokiuose renginiuose ir tokiuose formatuose ir tos draugystės yra pakankamai įdomios, stiprios, jos yra ir gal ir asmeniškos, bet jos yra per tą visą grybienos, taip sakant, tinklą įsišaknyjusios. Kiek mes čia visi esam kartu tose procesuose, kiek mes juos patiriam, kiek mes juos diskutuojam. Tai aš gal pajaučiau tą pokytį, ypatingai, kai tiesiog dėl mažo vaiko staiga nebegalėjau eiti tiek daug į renginius vakarais ir tada supratau, kiek daug mano kontaktų buvo iš tikrųjų tokie paremti tuo, kad aš atsiduriu toje situacijoje. Visumoje lyginant, aš manau, su kažkokiais etapais, kas vyksta Lietuvoje arba kas vyko Lietuvoje ir aš
kaip gal irgi esu buvusi įvairiose žmonių kompanijose, arba man įdomu buvo bendrauti visą laiką su labai daug žmonių. Aš visai džiaugiuosi tuo, kas vyksta šiandien, kas tai yra vis dėlto apsijungimas labai stiprus, dėl to būtent kultūros protesto, ar ne, kuris vyksta, kad iš tikrųjų net atrodo kažkokios buvę kažkokie antisimpatijos ar kritika kažkokia pasidarė nebeaktuali, nes labai atsirado stiprus poreikis jungtis ir veikti kartu. Ir nebesvarbu, ar čia ta institucija dažniausiai dirba tokiom temam, o tas žmogus galbūt kitokiom temam, bet tai pasidarė visiškai nebesvarbu, nes atsirado bendras tikslas. Tai man gražu pasižiūrėti dar plačiau, jeigu čia mes, prieš tai kalbėjome apie šiuolaikinio meno, dabar mes išėjom dar plačiau, kur dabar susijungia apskritai kultūra, regionų, centrų, miestų, kažkokių teatrų, viskas tarytum yra bendroji kažkokia pulsacija ir man labai įdomu, kaip tai paveiks meno kūrybą pačią. Pastebėjau ir aš kažkaip nepakeičiau savo nuomonės, kad menininkai arba meno laukas įdomesnis, kai kažkas vyksta, kai vyksta kažkokie konfliktai, turbulencijos, kai finansavimas nėra garantuotas, kai kokie vyksta judėjimai, prieš ką mums reikia veikti sistemingai, negu tose sąlygose, kur, pavyzdžiui, Švedijoje, kur nors menininkas visą gyvenimą yra menininkas arba menininkė ir kuria, bet visą savo kūrybinį gyvenimą eksponuoja tik Švedijoje, reziduoja tik Švedijoje, gauna algą tik iš Švedijos ir ta kūryba jinai irgi pasidaro uždara. Tai ta mūsų bendruomenė tuo stipri, kad jinai nėra vien tik lokali. Jinai yra stipriai išsiplėtusi į įvairias šalis, įvairius kontekstus ir dėl to yra apytaka. Dėl to mes tokie, man atrodo, esam ir pasaulio piliečiai. Kaip sakyti, ne tik piliečiai, bet tiesiog, kad mes veikiam ir globaliom temom, ne tik apie savo vietinės, lokalias problemas kalbam. Ir dar man labai patiko, ką tu kalbėjai gal apie tą santykio skirtingumą ir apie tą, kad tu kartais gali matyti kūrėjus iš to, ką jie veikia, iš to, ką jie pristato, bet vis dėlto asmeninis susitikimas yra labai stipriai kitoks. Ir asmeniškai pažinti kūrėją gali paveikti ir tai, ar tu labiau susikalbėsi su to kūryba, ar mažiau. Man yra buvę ir tokių atvejų, kad aš visgi pamačiusi žmogiškasias savybės pakeičiau nuomonę ir apie kūrybą, nebūtinai gerą pusę, nes aš manau, kad tai persiduoda. Vertybiniai klausimai, žmogiškosios vertybės vis dėlto per tą tunelį persiduoda ir žiūrovai. Man atrodo, tai apskritai yra toksai įdomus veiksmas, kad ne tu vienas pats sukuri savo kūrinio vertę, ne? Jisai gyvena savo gyvenimą ir jis taip pat yra tada kuriamas visų, kurie mato ir tave, ir tai kuriamas sąlygų, kurios niekada nuo tavęs nepriklausys ir tai gali net truputėlį gąsdinti, kol nesi įpratęs ar įpratusi prie to proceso. Ir kartais tai yra stebuklas, o kartais tai yra rakštis ir su tuo tenka susitvarkyti, ar ne, nes tai yra labai, labai intensyvios patirtis iš tikrųjų ir yra daugybė kontekstų, kurios labai suvaldytos. Tai kiekviena tokia labiau autentiška pažintis ar galimybė nueiti į kažką už institucijos ribų pasidaro ypač brangi, o čia atrodo vos sugrįžti ir jų tiek daug. ir tuo galima statyti ištisas institucijas, nes visi tarsi suinteresuoti kažkuo truputėlį panašiu. Labai sutinku su tuo. Man buvo gal ta patirtis, nežinau, 2016 iš serijos ar panašiai, kai daugiau menininkų iš Londono pradėjo važiuoti, dar net ir anksčiau viskas, tarkim. Ir tas komunikacinis, tas iš Goldsmiths ir kažkur atėjęs irgi, kad jie prisistato ne kaip menininkai, bet apie savo kūrybą kalba kaip apie tam tikrą produktą ir iš karto pasakoja, kokios čia temos yra. Kad tau kaip kuratoriui, būtų paprasčiau, kad tu tiesiog žinotumai, kokią lentynėlę čia įdėti. Kai aš darysiu parodą, aš žinosiu, čia yra apie lyčių lygybę, nelygybę, čia apie kolonializmą, tarkim, tuo metu dar tai nebuvo
tokios svarbios temos kaip šiandienos pasaulyje, bet iš tikro tas temų niveliavimasis ir netgi kartais sąmoningas bandymas iki tomis temomis kalbėti kūriniuose, nors galbūt jos nėra nei akivaizdžios, nei būtinos, tai irgi šiek tiek komplikuoja žiūrovui suvokti, kada tu ateini į parodą ar ne ir matai skirtingus meno kūrinius, akivaizdžiai sukurtus labai skirtingų prieigų, bet jų aprašymai niveliuojasi ir jie yra labai panašus. Ir to mes irgi turime daug, to tokio kalbėjimo, vardant kalbėjimo, kad tik tai būti tame reikšmių lauke. Tai man atrodo, iš to požiūrio visgi vėl skatinti tą autentišką kalbėjimą ir iš tikrųjų asmenišką kalbėjimą yra puikus gydymosi būdas. Tiek asmeniškai, tiek kaip bendruomeniai. Vis dėlto tame visame toj didžiuliai jūroje įvairių skirtingų prieigų, kai staiga suspindi kažkas nuoširdaus, tikro, paveikaus arba genialaus, mes visi tai pajaučiam. Ir vis tiek tai yra įdomu, kad tai vis tiek yra labai panašios patirtis. Tai vis tiek verčia kalbėti, ar ne, vėl apie tai, kad kas yra pagrindai, kas yra esmė, kas yra svarbu, kas iš tikro veikia, kaip iš tikro veikia. Be jokios pretenzijos būti suprantamiems visiems, o galbūt labiausiai suprantamiems savo patiems.